Sveiki! Ar kada susimąstėte, kas iš tikrųjų yra Reiki? Energijos pasaulis, jis, žinote, apipintas paslaptimis, kartais net mistika. Na, o šiandien mes kaip tik ir bandysim tas paslaptis praskleisti. Mūsų tikslas – labai paprastai ir aiškiai atsakyti, kas yra Reiki ir, kas nemažiau svarbu, kuo jie skiriasi nuo kitų iš pirmo žvilgsnio labai panašių dalykų. Taip, pripažinkim. Reiki, bioenergetika, healeris, ekstrasensas – atrodo, kad viskas apie tą patį. Bet ar tikrai? Galima lengvai pasimesti tiesa? Ar čia tik skirtingi pavadinimai tam pačiam dalykui? Ar vis dėlto esama esminių skirtumų? Žinokit, ta painiava yra visiškai normali. Ir būtent ją mes šiandien ir išnarpliosime. Bet žinot ką? Nereikia jaudintis. Mes turime puikų gido šioje kelionėje. Mūsų atspirties taškas bus ilgamečio Reiki mokytojo karmos meistro Virginijaus įžvalgos. Pasiremsime jo patirtime, kad viską aiškiai susidėlėtume į lentynėles. Na ką, pasiruošę? Judam! Gerai. Pirmas ir svarbiausias klausimas. Kas gi tas Reiki? Nerkime tiesiai į esmę. Štai čia ir yra, ko gero, pats svarbiausias momentas. Pamirškime bet kokias mintis apie supergalės ar asmeninę jėgą. Reiki praktikas tai ne energijos šaltinis. Jis labiau kaip švarus vamzdis ar kanalas. Įsivaizduokite, kad gydanti sąmoninga energija yra vanduo, o praktikas yra tiesiog tas vamzdis, per kurį ji teka. Ji teka per jį, o ne iš jo. Tai esminis skirtumus. Ir pažiūrėkite, kaip gražiai šią mintį išreiškė Virginijus. Tai ne techninis veiksmas, tai leidimas. Leidimas tekėti gėriui, šviesai, sveikatai. Išgirdus tai, visa praktika nušvinta visai kitomis spalvomis, ar ne? Gerai, dabar kai jau supratome Reiki pagrindą, padarykime tai, ką žadėjome, palyginkime jį su kitais metodais. Čia slypi didžioji dalis painiejovos, tad metas įvesti tvarką. Pažiūrėkime atidžiau į šią lentelę. Skirtumai akivaizdus. Prisiminkim, ką kalbėjom apie Reiki. Energijos šaltinis universalus, o praktikas tik kanalas. Dabar bioenergetikas. Čia jau viskas kitaip. Jis yra aktyvus darbininkas, kuris naudoja savo asmeninę vidinę energiją. Jaučiate skirtumą? Einam toliau. Ekstrasensas. Čia šaltiniai gali būti įvairūs. Asmeninė energija, gamtos, kosmoso ir dažnai naudojama įtaiga vizualizacija. Na ir healeris arba gydovas, jis dažniausiai yra tarpininkas tarp fizinio ir dvasinio pasaulių. Taigi matom, kad nors išorėje viskas gali atrodyti panašiai, vidiniai varikliukai visiškai skirtingi. Ir žinot, tas skirtumas energijos šaltinyje turi labai praktišką pasekmę. Tai saugumas. Pagalvokime logiškai. Jei Reiki praktikas nenaudoja savo asmeninės baterijos, jis nerizikuoja jos iškrauti. Jam nereikia atiduoti savo jėgų. Dėl to Reiki ir laikomas tokiu saugiu ir paprastu metodu, ypač, pačioje pradžioje. Tuo tarpu kitos praktikos, kur dirbama su savo vidiniais resursais, reikalauja milžiniškų žinių ir atsargumo, kad praktikas paprasčiausiai tariant neišsekintų savęs ir nepakenktų. Taigi, Reikiai nėra kažkoks vienkartinis dalykas. Tai kelionė, kelias, kuris turi labai aiškius žingsnius. Pažiūrėkime, kaip atrodo tas kelias į meistriškumą. Viskas prasideda nuo pirmos pakopos. Tai pagrindai, darbas per tiesioginį kontaktą per rankas, bet tada antroji pakopa. Čia atsiveria visai naujas pasaulis. Su specialiais simboliais energiją galima siųsti per atstumą, į kitą miestą, į tam tikrą situaciją, netgi į praeitį ar ateitį. Skamba neįtikėtinai, tiesa? Nuo trečiasis žingsnis – meistro pakopa. Tai jau galima sakyti aukštasis pilotažas. Viskas vyksta subtiliai, meditacijoje, kur energijos srautas valdomas vien intencijos, vien minties galia. Aptarėme kas, kaip, techninius dalykus, bet dabar palieskime patį branduolį. Kokia viso šito prasme? Koks tas tikrasis gyjimo tikslas? Nes tai yra daug daugiau nei vien energija. Štai čia Virginijus siūlo mums visiškai pakeisti mąstymą. Įsiklausykite. Gyjimas tai ne kova, ne karas su liga, ne bandymas kažką nugalėti, ne. Tai grįžimas. Grįžimas namo į savo natūralią būseną, į pusiausvyrą. Ir kągi reiškia ta pusiausvyra? Na tai tas jausmas, kai tiesiog paleidi visas susikaupusias įtampas. Kai viduje atsiranda ramybė, harmonija. Kai pagaliau pajunti, kad esi vientisas, susijungia su savo tikroju aš.
Ir žinote, kas tada nutinka? Kai pasiekiama ši būsena, mūsų kūnas tarsi gauna žalią šviesą ir pats pradeda tvarkytis. Įsijungia natūralūs savigydos mechanizmai. Taigi, mes dabar daug žinome apie principus, pakopas, tikslus, bet, kaip sakoma, žinojimas ir patyrimas du skirtingi dalykai. Tad koksgi tas kitas žingsnis, kaip visą šitą teoriją paversti realybę? Ir štai čia, manau, yra pati esmė. Virginijus sako, nereikia tikėti, ją reikia patirti. Tai ne religija, ne dogma. Čia niekas neprašo aklai tikėti. Abejoti yra sveika, bet vienintelis būdas sužinoti, kas tai yra, patirti pačiam. Taigi, ką daryti su tuo smalsumu, su tom abejonėm? Galbūt atsakymas yra tiesiog leisti savo išbandyti, žengti tą drąsų žingsnį. Tai gali būti tiesiog reiki seansas, pokalbis su specialistu tokiu kaip Virginijus, kuris gali atsakyti į visus kyrančius klausimus. Juk tik asmeninė patirtis gali pasakyti, ar tai yra kelias, kuris veda link didesnės ramybės. Ir pabaigai norisi palikti vieną mintį, tiesiog pamastymui. O kas, jeigu ta vidinė ramybė, kurios taip ieškome, yra kur kas arčiau nei atrodo? Galbūt kelias ją yra paprastesnis, nei buvome linkę galvoti. Ačiū, kad buvote kartu šioje kelionėje,